Coach, very important victory for your team. Your impressions about this game? No, all games is for us important, yeah, and impressions is perfect, yeah, perfect, because if you win, and especially if you win away, yeah, this is big victory for the team. Two players made 57 points for a team, Baranovska and Kinga Pėdėl. What you can say about their performance? It is normally. They are team leaders, and they showed today. Okay, we were a little bit fresher than Kaunas team, and I think why this shooting percentage is like this. Yeah. Kinga, amazing victory for you. Your impressions about this game? I'm so happy, really. As a team, I think we did a surprise. We were waiting for a game like this, and finally we show really big character. I'm so happy for that. You made 25 points in first half, then was a little bit stopped in third quarter. What happened then? You know, it's maybe the gun was a little bit broke. It is what it is. Like, I wanted to win that game and gave for my team the best, and also I have to passing, not only shooting. So I'm really happy for today's performance. Treneri, visai gerai startavote. Kas atsitiko tam antram kėliny, kad tarsi išslydo tas rungtynių ritmas ir paskui nepavyko jo perimti? Nu, tas ir buvo sunku, kad kažkaip bandžiau įleisti jaunesnės žaidėjos jaunesnės 13-0 gavo tokią atkarpėlę, paskui buvo sunku sugrįžti, tos pagrindinės žaidėjos, jos daug žaidė pirmadienį ir Klaipėdoje, ir tas krūvis joms labai didžiulis, ir paskui jau gavosi labai, kad davėm pajausti tą žaidimą priešininkėms ir pasiėmėm pamoką. Varžovių komandos lyderė Kinga Pėdėl per pirmą rungtynių pusę 25 sumetė, trečiam nei taško nepelnė. Ar akcentavo didžiosios pertraukos metu kažkaip jo sustabdymą? Tai čia yra dvi žaidėjos, kurios daug maž gali žaisti, nuo kitų galima būtų net atsitraukti galbūt nuo kai kurių, bet tai nesureagavom, galbūt baudų nepadarėm teisingų, galbūt geriau vietoj, kur turėjom sugrįžti, padarėm klaidų ir tokios varžybėlės. Karolina, emociškai sunkios rungtynės, pirmam kėliny visai gerai atrodėt, paskui nepavyko to ritmo pagauti, kur priežastis? Labai sunku šiandien buvo emociškai iš tikrųjų, ir įsimušėm ir dėl teisėjų, ir pačio save įsimušėm, nes tikrai galvojom ir matyt, kiekviena galvose turėjom, kad bus lengviau. Ir atėjom nenusiteikę, pirmą kėlinį dar susitvarkėm, po to prasidėjo rotacija ir vėl kritom į duobę. Varžovių komandos lyderė Kinga Pėdėl per pirmas 20 minučių 25 taškus surinko. Kiek tai irgi išmušė iš vėžių pirmoje susitikimo pusėje? Labai išmušė iš tikrųjų, ir jos tikrai gerai pataikė šiandien, su to ir nesusitvarkėm, nors ir žinom, kad jinai yra metikė ir kitos, kad gali pataikyti, bet yra kaip yra, važiuojam toliau.